rytas, Liepos 18 vakaras. Restorano Svarstyklės teritorijoje renkasi pirmieji nesenstanti klasika 2025 festivalio dalyviai. Teritorijoje nakvynės vietos ieško ne tik įspūdinga technika, bet ir svečiai iš Latvijos, Estijos, Vokietijos. Ore tvyro nekantrus laukimas ir bendra aistra klasikai. Prasideda išankstinė dalyvių registracija, suteikusi progą automobilių savininkams pasikeisti įspūdžiais, sutikti senai matytus bičiulius ir susipažinti su naujais. Lietingas vakaras nuotaikos negadina. Sinoptikai šventės dieną prognozuoja saulėtą. Liepos 19 rytas, šeštadienis. Restorano Svarstyklės kiemas pildosi blizgančiais senoviniais automobiliais ir motociklais. Girdimas savininkų šurmulys. Į parodos vietą reikės važiuoti per visą miestą. Svarbu, kad automobilis nepavestų, būtų švarus, o ir vairuotojas bei jo apranga atitiktų eksponuojamos technikos dvasią. Mūsų kredo pagrindinis, kad renginys turi būti nuo A iki Z pilnai įgyvendintas, tai yra jau maksimaliai kiek galima ištimtas, tada pajaučiam tikrą renginio dvasią. Nu ir aišku, tikro renginio dvasia, tai turi būti kaip ir ne prabangiuose viešbučiuose, rūmuose nakvynė, o Lietuvos sąlygom palapinėse. Aišku, mes prisitaikė, šiek tiek geriau gyvenam, turim ir pavėsinę, jeigu jau didelė liūtis, vakar buvo didelė liūtis, tai palapinė kiaurai sumerkė lietus, bet va čia puikiai sausai savo išmiegojome ir užtat ateinam čia persirengti. Visi garderobai, garderobinė, viską vietoj su savim vežiojamės. Automobilis, kaip priklauso, stovi prie visų senovinių, prieki pastatytas, o čia tiesiog stengiamės ir į tą laikmetį įtilpt. Visi ir sūnus mokino, o dalyvaujam praktiškai aš jau mokyklos laikais, kaip užsikrečiau pats restauravimo automobilių, viską darom patys. Šiuo metu jau su sūnum, jau vyresnysis sūnus yra restauravęs netgi automobilį ir mažasis jau motociklą. Tai visko užsiimam patys, o toj veikloj dalyvaujam jau aš pats jau apie 25 metų. Mūsų stovi Mercedesas 35 metų. Tai aš žinau, kadangi važiuojam pastoviai renginius, vyras šneka, tai viską galiu papasakoti tiek, kiek ir jis. Aišku, kas liečia techninę dalį, gal ne, bet taip, visą istoriją galiu. Aš taip pat techninės nelabai, nes net nevairuoju pati. Mūsų tai yra Pakardas, jų 35, mūsų 25 metų. Žinau, kad tai yra limuzinas, 7 vietų. Daugiau techninės kliūdės nežinau, negaliu pasakyti. O ar dažnos esat parodų dalyvės? Dažnos. Taip, sezono metu taip, dažnos. Kiek galim. Važiuojam ne tik Lietuvoje, bet ir į Lenkiją važiuojam, ir į Rygą važiuojam, vienu žodžiu. Malonumas dirbti yra, o ne sunkumai kažkokie. Kiek jau pačiam per gyvenimą parodų teko matyti ir kaip jos viens nuo kitos skiriasi tavo akise? Nuo 12 metų dalyvauju pats tose parodose ir, vis augam. Ar šiandieną lietus neišgąsdins, jeigu jisai bus? Nebus jokio lietaus, mes orą nusipirkom.
Kelios minutės po 11 valandos didžiulė įspūdinga senovinių automobilių ir motociklų kolona pajudėjo per visą Kauno miestą, tapdama gyvų riedančių muziejumi. Kelionės tikslas Dariaus ir Girėno aerodromas. Čia laukia pagrindinė festivalio programa ir tūkstančiai smalsių akių. Link aerodromo vykstančią koloną sudarė 158 vienetai senovinės technikos. Kita automobilių ir motociklų dalis jau laukė aerodrome. Nesenstanti klasika 2025 ne vien statiška paroda. Tai pulsuojanti gyvybė ir veiksmų šventė. Kauno gatvėmis nusidriekęs senovinės technikos paradas privertė atsigręžti ir gerėtis visus jį mačiusius miesto gyventojus. Atitempė nuo sankryžos, nuo paskutinio pasisukimo nuo Pėsčiųjų perėjos. Kas atsitiko? Nepumpuoja striblys ir pasius. Vos įžengus į aerodromo teritoriją lankytojus pasitiko akinanti metalo ir tobulų linijų jūra, kurioje ne tik išskirtiniai senoviniai automobiliai, bet ir klasikinių motociklų paroda. Čia kiekviena dviratė priemonė pasakojo savo unikalią, jau bemaž 100-metį skaičiuojančią istoriją. Labai džiugu, kad kiekvieną metą vis daugėja tos technikos ir dalyvauja mūsų renginiuose. Tai vis dėlto 18 renginys nesenstančios klasikos. Ačiū visiems. Ačiū gerbiamas Albinai, tik dar paklausiu vieną klausimą prieš nueinant. Man vis tiek žurnalistinis genas yra. Su didelė meilė prižiūrėjimu, kiek automobilis gali ištverti? Jeigu yra 100-metis automobilis, kiek dar su gera priežiūra jis gali egzistuoti ir netgi, sakyčiau, važiuoti, jeigu taip pafantazavus? Fantazuoti nieko nereikia, jisai gali amžinybę ištverti. Tik, aišku, jis turi būti prižiūrimas, jis turi laikomas atitinkamomis sąlygomis ir aišku, visą laiką jį reikia mylėti. Jeigu mylėsi, tai amžinybė. Labai daug metų šitas renginys vyko Biržuose, kai buvo nuspręsta atvežti tokią gausybę automobilių į Kauną. Kodėl? Iš kur tas sprendimas Kaunui atiduoti tokią garbę? Tai galbūt ne tiek garbę atiduoti, tiesiog Biržuose buvo eilę metų. Mūsų pačių klubo narių buvo toksai sprendimas, galbūt pabandomi kažkur Biržai tiek eilę metų mato tą renginį, sakykime, ir padaryti kažkur kitame mieste renginį. Tai tiesiog buvo toks kaip ir toks sprendimas, tai todėl pasirinkome Kauną. Šiaip yra iš tikrųjų skaičiai didžiuliai, iš tikrųjų tai yra pats didžiausias automobilių ir motociklų kiekis, sakykime, istorijoje 18 metų. Tai yra apie 200, galbūt ir daugiau, nes kadangi iki Liepos 1 buvo registracija, bet labai daug dar žmonių pasirodo, kaip ir studentai visada nespėjo užsiregistruoti, tai labai daug šiandien važiavo neregistruotų, tai mes juos priėmėm su malonumu, tai manau, kad ko gero gerokai virš 200 galėtų būti. Albinas Monstavičius į parodą atvyko ne tik įspūdingų senovinių Bentley Speed 8 1931 metų modelių, bet ir atvežė dalį savo asmeninės senovinių motociklų kolekcijos.
Tai tiesiog aš pasistengiau atvežti 14, sakykime taip, 18 motociklų, tiesiog įvairaus laikmečio. Aišku, jie visi yra prieškariniai, tiesiog įvairių gamintojų, praktiškai taip tą, ką žmonės mėgsta. Jie kiekvienas veikia, pas mane iš viso nėra mano tikėjimas, kad jeigu tu kolekcionuoji, myli juos, kaip ir pasikartosiu, tai jisai turi tikrai būtinai važiuoti ir pilnai veikti. Žinokit, yra labai mūsų seni draugai, kurie iš tikrųjų labai puikiai restauruoja, kiekvieną metą dalyvauja mūsų renginiuose. Tai yra Horpas, Latvijų atvarytas, yra Aleksandro Bimakos Pakardas, vienetinis automobilis, Estai atvažiavę yra atsivežę taip pat Bentley ir tiesiog daug puikių automobilių, iš tikrųjų kiekvienais metais jų vis daugėja ir sakykime, tų, kurių dar mes nematėm, labai daug žmonės restauruoja, juos, sakykime, atgaivina iš numirusių. Tai tiesiog tai yra labai smagu ir miela ir širdžiai, ir dūšiai, ir aplinkai. Kuo daugiau švenčių, kuo daugiau dalyvavimų ir kuo daugiau mes, kad išlaikytume iš viso Lietuvoje ir visoje Europoje, kuo daugiau išlaikytume senų automobilių, kuriems ir per 100 metų ir daugiau, ir ateis greit 100 metų, todėl kad šitie daiktai neturi analogo. Tiesiog mūsų pareiga ir tikėjimas, kad kuo daugiau technikos išliktų mums, vaikams, anūkams ir ateities kartoms. Tokie festivaliai kaip Nesenstanti klasika atlieka kertinį vaidmenį išsaugant ir šviečiant automobilių paveldą. Jie suteikia unikalią galimybę jaunesniems kartoms pamatyti dizaino, inžinerijos ir technologijų evoliuciją, susiejant ją su apčiuopiama praeitimi. Šios transporto priemonės yra ne tik mašinos, tai artefaktai, pasakojantys apie inovacijas, visuomenės pokyčius ir asmeninės keliones. Parodoje su savo transporto priemonę įveikusią ne vieną maratoną dalyvavo Dakaro ir Monte Carlo maratonų dalyvis Karolis Raišys. Kondicionieriaus nėra, komforto nėra, sąlygos ekstremalios, karštis didelis, greitis didelis. Kaip iš tikrųjų suprasti eiliniam žmogui, ką jaučia tas vairuotojas būdamas Dakare? Aš nežinau, tai taip reliatyvu, nes kai buvau Dakare, atrodo, kad sąlygos turėjo būti labai blogos. Mes užėjom dykumą, karštis, anksti ryte šaltis, nes automobilis neturi ne tik kondicionieriaus arba pečiuko, bet jis neturi jokio tiksliau pečiuko, jis negali nei šildyti, nei šaldyti. Tai ryte šalta, diena karšta, begaliniai karščiai ir kažkaip tai neužkliuvo. Tik dabar, retrospektyviai prisiminus, atrodo, kad taip turėjo būti. O dabar per Kauną važiuojant, kai kaitino saulė, nežinau, kiek šiandien yra laipsnių, jau buvo diskomfortas. Tai reiškia, kiek lemia azartas ir užsidegimas tų varžybų metu, dėmesys visai ne ten ir tokio kažkokio komforto elementai visiškai nekliūna jų nebuvimas. Ar šita matinė spalva yra smėlio pasekmė? Ne, toks automobilis buvo iš tikrųjų taip išgyveno, tai yra neperdažytas tam tikrose vietose, kai kur gal yra jau dėl amžiaus perdažyta originalus automobilio dažas ir per tiek laiko, kiek čia dabar metų paskaičiuokim, nuo 78 metų, taip jis išgyveno. Man visi automobiliai palieka labai didelį įspūdį. Man labiausiai palieka santykis žmogaus, kuris turi tą automobilį ir pačio automobilio santykis, kaip jis įgyjo, ką jis su juo nuveikė ir taip toliau. Visiškai parodų egzemplioriai, kurie tiesiog atvežami tik tam, kad parodyti ir žmogus ten turi kaip investicinį objektą ar ką, mane mažiau traukia, bet reikia pripažinti tie visi Bentley senieji, kaitina kraują gerai. Tarp šimtamečių gražuolių stoviniuoja ir praeivių akį traukia 1953 metais pagamintas traktorius. Tai jisai yra pagamintas, aišku, vakarų Vokietijai, pokario traktorėlės, pati pradžia galbūt dar tokių negalingų, nebuvo galbūt tokių stambių ūkių tuo metu. Tai jis yra, jo markė yra Fen GH12, tai yra 12 arklio galių. Jų pagaminta buvo 7200 vienetų, tai yra Markt Oberdorf miestas, vakarų Vokietija, Bavarija. O pati ta atsiradimo Lietuvoje istorija tokia, tai
Aišku, Vokietijoje radau apleistą visiškai tokį daržinėlį, nebenaudojimas, apie 20 metų daug dalių trūko. Jau, aišku, buvo jisai jau toksai ir jau nebenaudojimas senai. Nu, tai pakilo noras, buvo visą išardęs iki smulkmenų. Apie 15 metų šitai prieidamas vis gaivinau, kad jisai kažkada išvystų parodą. Ir dabar čia jau ne pirma jam šventė toks atvykimas į tokią vietą. Festivalio vieta Dariaus ir Girėno aerodromas pasirinktas taip pat neatsitiktinai. Tai ne tik erdvė, tai gyvas istorijos paminklas įkurtas dar 1915 metais vokiečių kariuomenės. Jis yra seniausias nuolat veikiantis oro uostas Lietuvoje ir vienas seniausių visoje Europoje. Tarpukariu, kai Kaunas buvo laikinoji sostinė, šis aerodromas tapo Lietuvos karinių oro pajėgų širdimi. Čia buvo bandomi garsieji Jurgio Dobkevičiaus Dobi ir Antano Gustaičio Anbo lėktuvai. Tuo laikmečiu uniformomis pasipuošusių renginio dalyvių taip pat buvo galima išvysti. Renginiuose mes dažnai būnam, nes rekonstruojam partizanus Lietuvos, vokiečių 5 diviziją, Waffen-SS, Viking. Siemam karo rekonstrukciją partizanais Lietuvos. Mes tik atkuriam to laiko uniformas, techniką. Čia viskas žmonių įdomumui. O deklaruojam jokios politikos ir jokios ideologijos. Vienas iš išskirtinių renginio akcentų – elegancijos konkursas, kuriame buvo vertinami ne tik patys automobiliai, bet ir jų savininkai, pabrėžiant darnų stiliaus ir aistros derinį. Pavyzdžiui, šitos mašinos kilmė yra karo trofėjus iš Kaliningrado. Ir aš ieškojau tokios mašinos, dar tai buvo labai seniai, ir aš ją radau Kaliningrade pas rusų karininką. Va, ir jau ji buvo nebevažiuojama, jau buvo numesta, buvo nuvažinėta. Radau, parsivežiau ją į Lietuvą ir dabar atrestauravęs važinėjau. Aš vaikystėje, gal pradžios mokyklą buvau baigęs, kada Klaipėdoje pamačiau važiuojančią tokią mašiną. Tai buvo galbūt 51 metai. Ir man taip užstrigo akise, kad visą gyvenimą taip ir išliko jo. Ir paskui pasisekė atrasti ir važiuoju. Kažkada turėjau tokį darbą, kad reikėdavo, kaip dabar mes ir atrodom, būtinai būti su šlipsu, tvarkingais marškiniais ir viską. Bet tada buvom jauni ir leisdavom savo daugiau papramogauti. Tai sykį atsitiko taip, kad aš iš ryto atsikėlęs susirišau antrą šlipsą. Visą dieną skambėjo gyva muzika. Scenoje pasirodė šokių studija Retro ritmu ir retro muzikos ansamblis Randevų. O renginį vedė charizmatiškasis Mindaugas Stasiulis. Renginys sukuria unikalią bei gyvybingą platformą entuziastams, kolekcionieriams ir restauratoriams susisiekti, dalytis patirtimi ir keistis žiniomis. Šis bendruomenės aspektas yra gyvybiškai svarbus nuolatiniam klasikinių transporto priemonių išsaugojimui, nes perduodama ne tik aistra senai technikai, bet ir patirtis.
kiek bilietai? Nebrangiai. O kiek? Nemokamai. Nemokamai? Truputėlį apie šitą autobusą, kelinti metai, kaip pavyko atrestauruoti ir koks jūsų vaidmuo šiandieną šiame renginyje? Autobusas 88 metų, jau šiaip senokai restauruotas, reikėtų jau vėl ranką pridėti iš naujo, šiek tiek tam tikrų mazgų, o vaidmo, linksmint liaudį iš tikrųjų, pavėžint. Kaip liaudis reaguoja? Kaip liaudis reaguoja? Kažkada važiavęs su tokiu pats. Ar tie vyresniai turėtų prisiminti benzino kvapą? Jisai čia visą laiką ypatingai galiais turėtų jaustis, nebėra, ar prieki, bet visą laiką prisimena tą kvapą, kai ką visą laiką pykindavo, kiek atsimenu. Ką pykindavo tokiuose autobusuose? Tokia pripratę, mes su šitokiais dirbė visą gyvenimą. Reikia merginų paklausti, ar tokiam važiavusios? Taip? Nevažiavus. Gerai, o kaip dabar jo techninė būklė, kiek jisai dar gali išgyventi, taip važinėdamas keliuose? Jeigu prižiūrimas, tai jis ilgai gali gyventi iš tikrųjų, čia tokie prižiūrėti reikia tokius daiktus iš tikrųjų, mylėti jos. Šiaip tai viskas gerai su jais iš tikrųjų, kol kas. Kiek pravažiavęs, kiek ant spidometro, ar jisai turi tokią rydą vadinamąją? Ryda, jinai kaip ir yra, bet nebesisuka jau senai. Kiek tiksliai pasakyti, kiek jis nuvažiavęs, sunku pasakyti, žinokit, kiek jisai iki mūsų, kiek važiavo, dar žinokit, labai sunku pasakyti. Renginio metu vyko didelio susidomėjimo sulaukusios istorinių automobilių slalomo varžybos. Šis reginys tapo tikra švente automobilių entuziastams, susibūrusiems ne tik senovinės technikos pasižiūrėti, bet ir ištroškusiems azarto bei stiprių emocijų. Varžybų dalyviai senoviniais automobiliais turėjo įveikti specialiai paruoštą trasą, kurioje reikėjo pademonstruoti ne tik greitį, bet ir puikų automobilio valdymą. Smagu buvo matyti bemaž vienmečius automobilius ir jų savininkus. Slalomo trasoje susirinkę žiūrovai galėjo stebėti, kaip vairuotojai meistriškai manevruoja tarp kūgių, o kiekvienas įveiktas posūkis buvo palydimas ovacijomis. Slalome dalyvavo platus istorinių automobilių spektras nuo prabangių pokario metų modelių iki sportinių legendų menančių praeities šimtmetį. Taip pat savo jėgas trasoje išbandė ir savadarbę techniką. Čia buvo kelių studentų bakalaurinis darbas. Jie pasistatė Formula Student, vadinasi Formulė. Labai panašiai Formulė 3 gaunasi. Ir sėdi CBR 600 moco variklis. Gerai sakot, gražiai, sėdi. Ir gerai sėdi, kaip suprantu, jam tinka šitas ir dydis, ir svoris automobilio, ar ne? Puiku, svoris apie 320 kg. Tai kas matėt, pravažiavom slalomą, tai prasinešė labai fainiai. Ir mes planuojam šiemet pastatyti naują mašiną, dar lengvesnę, kad atitiktų Formula Student reikalavimus ir keliauti į rungtynes. Šitas pikapas atsirado, draugai surado Kanadoje pas pagyvenusius žmonės ir nupirko man ir čia restauravau ir čia 49 metų Merkuris yra, variklis 5.4, seno Fordo Mustango variklis, ir viskas ir savo mėgaujuosi kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kaip vairuoju, viskas gerai, liuks, mėgaujuosi kiekvieną minutę ten praleisdamas laiką.
signalą išsidėjau toks draugas jūreivis ir jis iš 54 berods palikau net lentelę iš laivo. Yra toks specialus laivo signalas. Tai turbininis jo. Tai va, kažkokio reikėjo signalo šitai mašinai specialaus. Nesenstanti klasika 2025. Festivalis Kaune dar kartą įrodė, kad klasikiniai automobiliai yra daugiau nei tiesiog transporto priemonės. Tai meno kūriniai, inžinerijos stebuklai ir gyvi istorijos liudininkai. Jų spindesys, variklių gausmas ir pasakojimai apie praeitį sukuria nepaprastą atmosferą, kuri sujungia kartas ir kultūras. Automobilis Buickas Coupé 30 metų. Ilgoji bazė. Amerikoje šių vienetų klube Buicko užregistruoti tik tai 6 belikė. 6. Tai jau kažką sako. Jo mes tikrai nerestauravom, mes tik tais nuplovėm, va tokią ir pirkom, va kaip va, prieš kokį 10-15 metų jin yra va nupirkta ir stovi šiltam garaže, dulkės nuvalom ir išvažiuojam pasivažinėti. Šis festivalis tai ne tik paroda, tai įtraukianti patirtis gyvas muziejus ir liudijimas apie ilgalaikį klasikinių transporto priemonių grožį ir tų laikų inžinerinį išradingumą. Tai kvietimas pamatyti istoriją judesyje, pabendrauti su aistringa bendruomenė ir švęsti nesenstančios klasikos dvasią. Sakysite, graži vasaros diena ir tai buvo puikus renginys, rankos į viršų, džiaugsmas jūsų širdise. Ačiū Jums, kad darote šį sunkų, bet malonų ir labai reikalingą darbą. Ačiū!